Auginu 3 mažamečius vaikus. Kodėl man Sodra sako, kad vykdant individualią veiklą vis tiek reikia mokėti PSD ir VSD? Todėl, kad čia kalbame apie 2 skirtingus PSD mokėjimus. Vienas iš tėvų auginantis vaiką iki 8 metų arba 2 ir daugiau nepilnamečių vaikų gali būti draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Ir jeigu jūs tokiu pagrindu esate draudžiamas vykdant individualią veiklą, nereikia kiekvieną mėnesį mokėti minimalaus PSD. Šiais metais tai būtų 80,48 € per mėnesį, bet tai nereiškia, kad individualios veiklos pajamos tampa neapmokestinamos Sodros įmokomis. Metams pasibaigus deklaruojate individualios veiklos pajamas ir nuo nustatytos apmokestinamųjų pajamų bazės skaičiuojamas tiek PSD, tiek VSD. Taigi labai svarbus skirtumas. Draudimas valstybės lėšomis gali atleisti nuo mėnesinio minimalaus PSD, bet ne nuo PSD ir VSD, kurie atsiranda nuo uždirbtų individualios veiklos pajamų. Ir dar viena detalė. Dėl vaikų valstybės lėšomis draudžiamas ne automatiškai bet kuris iš tėvų. Šeima pasirenka vieną iš tėvų ir reikia pasirūpinti, kad šis draudimo pagrindas būtų įregistruotas. Todėl, kai iš Sodros išgirstate PSD mokėti reikia, pirmas klausimas turėtų būti apie mėnesinį PSD ar apie PSD nuo individualios veiklos pajamų, nes atsakymai bus skirtingi. Žinoma, šiuo metu nekalbame apie pačią pirmą savarankišką veiklą. Ten yra truputėlį kitaip. Pelningo verslo ir protingų sprendimų.